Ta akimirka, kai dokumentai turėjo liudyti, kas buvo tiesa, juos rado tušti stalčiai, popieriaus lakštai, kuriuose dar nakčiai ryškėjo spaudos ženklo vaga, bet patys tekstai dingo. Tai įvyko tuo laiku, kai buvo patikrinami Veselkos pateikti parašai ir tie lapai atrodė kaip įrodymas, kurio neturėjo būti. Popierius saulės šviesoje atrodė geltonas, su raudonomis antspaudų žymėmis ir kažkas dar paliko ant jų pirštų atspaudus taip ryškiai, lyg tie lapai būtų buvę spaudžiami baimės ir skubos. Ši paslaptis, radusi erdvę tarp oficialių protokolų ir tylos koridorių, tapo pradžia istorijos, kurią iki šiol mažai kas ryžtasi ištarti taip, lyg žodis pats būtų pavojingas. Julius Veselka, žmogus, kurio pavardė daugeliui reiškia technokratą su vizija, stovėjo kažkur tarp teisinės formos ir politinio uždraudimo, o tuščios bylos, radusios vietą tose patikros dienose, tapo simboliu. Kažkas ne tik surašė taisyklės, kažkas jas ir sulaužė. Kai kalbame apie dokumentų dingimą, nekyla vien tik klausimas, kas. Kyla klausimas, kam. Kam buvo naudinga, kad tie popieriai dingtų tuoj po to, kai jie atvėrė galimybę Veselkai patekti į rinkimų sąrašą. Ir kam rūpėjo, kad tauta niekada neišgirstų jo pavardės balsuojant už aukščiausią postą. Pradėsiu nuo to, ką galime pasakyti tvirtai. Julius Veselka buvo ekonomikos mokslų daktaras ir perėjimo laikotarpio figūra, tą laiką aptemdžiusi tarp partinių susitarimų ir atvirų ideologinių susidūrimų. Jis ėjo ekonomikos ministro pareigas nuo tų metų, kai Lietuva dar mėgino sutvarkyti savo naują ekonomiką, iki kito laikotarpio pabaigos ir buvo Seimo narys pirmaisiais dešimtmečiais pokyčių. Tai, kas seka toliau, remiasi viešai patvirtintais faktais. Kaip kandidatas jis bandė įeiti į prezidentinės varžybas kartą, kitą ir kaskart jis susidūrė su formalumų siena, kuri, atrodo, nebuvo vien tik procedūrinė. Jeigu atidžiai paklausytume tų, kurie matė tuos popierius paskutinį kartą, išgirstume balso toną, kuris veržėsi pro odą liudijimus, pilnus dvejonių, ar tai buvo aplaidumas, ar tyčinis ištrynimas. Vienas žmogus, dirbęs su parašų rinkimu, vėliau prisipažino, kad tą vakarą jis matė antspaudus ir skaičius, kurie staiga tapo blizgantys ir tušti, ir kad po to, kai atėjo aukštesni balsai, tie lapai dingo, lyg patys dokumentai būtų įgiję gyvybę ir pabėgę. Ar galime tokiam žmogui tikėti? Ar verta manyti, kad primityvus dokumentų ištrinimas yra aukšto lygio manipulacija? Šie liudijimai verčia mus paklausti dar vieno. Ar institucijos, kurioms mes skiriame patikimumą, galėjo būti pavergtos neregimoms rankoms? Visos sistemos turi akimirkas, kai jos parodo savo veidą, tvarkos veidą arba savo pažeidžiamumą. O kai tušti stalčiai tampa simboliu, mes matome ne tik konfliktą tarp kandidatų, mes matome konfliktą tarp viešojo intereso ir uždaro mechanizmo, kuris žino, kaip atimti erdvę iš potencialios alternatyvos. Kas užblokuoja kelio žmogui, kuris galėjo būti suvokiamas kaip liaudies prezidentas? Ar tai buvo natūrali politinė konkurencija, ar tai buvo kažkas daug labiau organizuoto, kam reikėjo nutildyti balsus per dokumentų dingimą ir formalias techninės priežastis? Taip pat privalome pripažinti, kad yra ir kitokių liudijimų, žmonių, kurių rankos vis dar drebėjo pasakojant, kaip jie rinko parašus gatvėse, kaip jie vaikščiojo po biurus ir kvietė pasirašyti ne todėl, kad tik žadėtų keisti kabineto dekorą, o todėl, kad matė galimybę pakeisti valdymo kryptį. Jie prisimena vietas, kur pasirašė žmonės su plonu balsu ir dideliu susidomėjimu, jie prisimena vyrus ir moteris, kurie kalbėjo apie tiesioginę atsakomybę, apie prezidentą, kuris nebebūtų vien politinis simbolis, o tapo balsu, kurio jie neturėjo. Šie liudijimai, svarbus, trapus ir dažnai vieniši, suformuoja beribę problemą. Sistema, kuri blokuoja variantus, visada randa priežastį, dažnai techninę, o žmonės pasirašę ir tikėję, lieka su neatskleistomis viltimis ir su tuščiais lapais. Galiausiai palieku klausimą jums, klausytojams, kai informacija dingsta taip staiga, o liudijimai lieka fragmentiški, ką mes pasirenkame tikėti, formulės ar žmonės, kurie jas pateikė. Iki paskutinės minutės aš tikėjau, kad pasieksime reikiamą skaičių, sako vienas buvęs rinkimų komandos narys, ir jo balsas tarškėjo tyliai, bet užtikrintai, tarsi jis prisimintų ne tik skaičius, kuriuos matė ant popierių, bet ir veidus, kurie ateidavo pasirašyti. Jo rankos vis dar dreba, kai jis pripažįsta, kad buvo dienų, kai jie pasiekdavo paskutinius parašus prie pagrindinio miesto turgaus, o po nakties vienas vokalinis vadovas perspėjo, kad kai kurių lapų nebeliko. Ši frazė, iki paskutinės minutės neša didelę svorį, ji liudija ne apatišką stebėjimą, bet aktyvų dalyvavimą, o už to dalyvavimo slepiasi klausimas, kurį daugelis vengia užduoti garsiai.
ar šie parašai buvo sunaikinti tyčia. Šio liudininko pasakojime mes girdime ne tik asmeninį skausmą, bet ir sisteminį spaudimą. Komandos žmonės susidurdavo su biurokratija, kurią jie pradžioje laikė natūralia kliūtimi, o vėliau tikra siena, kurią kažkas pastatė tam, kad blokuotų kelius. Jam teko girdėti užuominas, pamačius vyriausybinių kabinetų duris, užsidarančias ne dėl procedūrų, bet dėl kitų nematomų priežasčių. Jis prisimena vakarus, kai jie tikrino sąrašus ir pastebėjo neatitikimus, kai ant kai kurių parašų trūko detalių arba kai parašai buvo atmesti dėl formalumų, kuriuos anksčiau buvo galima lengvai ištaisyti, tai buvo formos, kurios tapo ginklu. Šiame pasakojime taip pat iškyla vaizdas apie tai, kad ne visos peržiūros buvo vienodai sąžiningos, kai kurių dokumentų tikrinimas vyko lėtai, kai kam pernelyg griežtai, kai kam atrodo su aiškia intencija išgauti tam tikrą rezultatą. Ir būtent čia sugrįžta mūsų amžina abejonių tema, ar procedūra gali būti neutrali, kai po ją slypi politinė valia. Šis žmogus, prisipažindamas apie savo tikėjimą iki paskutinės minutės, atveria dar vieną duris į klausimą apie motyvus, kas turėjo naudą iš to, kad Veselka nebuvo įregistruotas. Toliau ši liudininko istorija aprėpia labiau asmeninį lygmenį, tai ne tik politinis pasakojimas, bet ir traumuojanti patirtis žmonėms, kurie investavo laiką ir viltis. Jis pasakoja apie naktis, kai jie ruošė vokus su parašais, apie pokalbius prie kavos, kurių metu jie kalbėjo apie ateitį ir apie momentą, kai visa tai staiga tapo beverčių rankraščių. Tai liudija apie kainą, kurią moka tie, kurie dalyvauja politinėse iniciatyvose, ne tik atstojimą, ne tik fizinį darbą, bet ir emocinę riziką, kurią jie prisima, tikėdami, kad sistema vis tiek leis jų balsui būti išgirstam. Ir vis dėlto lieka skaudus klausimas, ar liudijimai, tokie kaip šis, pakanka pakeisti oficialią versiją, bent jau pakankamai, kad imtųsi tyrimas. Ar mūsų institucijos išgirs paprastus žmonės, kurių parašai turėjo leisti kandidatui patekti į biuletenį? Tai klausimas ne tik apie teisėtumą, bet ir apie moralę, apie atsakomybę tiems, kurie valdo procesus. Ką mes darytume, sužinoję, kad parašai dingo ne dėl atsitiktinumo, o pagal tiksliai suplanuotą žaidimą? Dabar įsivaizduokite sceną, kurią niekas oficialiai nepatvirtino, bet apie kurią prabylama tyliai. Keliomis dienomis prieš tą momentą, kai Veselka turėjo pasirodyti viešumoje, pas jį atėjo lankytojas, kurio buvimas neturėjo būti registruojamas. Durys užsidarė su garsiu spragtelėjimu, buvo girdėti tylūs balsai, ir kai lankytojas išeidavo, Veselka atrodė kitaip. Jis išėjo į gatvę su veidu, kurį sunku apibūdinti žodžiais kaip žmogaus, kuriam ką tik parodė kažką, kas keičia horizonto kontūrus. Šis netikėtas vizitas gimdo visą tinklą interpretacijų. Kas jis buvo? Ar tai buvo senas politinis partneris, ar tarptautinis tarpininkas, ar galbūt reprezentantas kurio nors įtakingo rato, kuriam vienodai tinka bet kuri sistema, kaip ilgai jį tarnautų? Ši hipotezė apie slaptą vizitą veikia kaip lašas, kuris per laiptus užpildo slaptą cisterną įtarimų. Jis siūlo motyvą, informacijos privatumą, įtakos bandymus, net grasinimų šešėlį, bet svarbiausia, jie atkreipia dėmesį į žmogiškąjį aspektą. Kaip žmogus, kuris planuoja būti visuomenės balsu, reaguoja į regėjimą, kuris gali nuversti jo planus. Ar jis sutinka, ar jam pažada, ar jį įspėja? Ir kas laimi, kai vizitas vyksta tyliai, už uždarytų durų? Šiame kontekste mes turime susidurti su idėja, kad politikos mašina nėra tik galutinių balsavimų rinkinys. Ji yra dinamiškas tinklas, kuriame vizitai, dokumentų dingimas ir liudijimai susilieja į vieną, o tada kartais dingsta. Ir tai veda mus prie gilesnio klausimo, kas iš tikrųjų turėjo naudą iš to, kad Veselka nepasiekė biuletenio. Ar buvo vienas žmogus, grupė, institucija? Ar gal formule pagrįsti sprendimai buvo priimti tyčia, siekiant apsaugoti kažkokią sankcionuotą status quo? Aš paliksiu jūs su šiuo neatremiamu klausimu, kai tarp teisės aktų ir tikrovės iškyla tylūs sprendimai, kam mes skiriame savo pasitikėjimą, sistemai, kuri prižiūri procedūras, ar žmonėms, kurie skaito dokumentus ir atsimena, kas iš tikrųjų įvyko. Po žemės slėptuvių kvapų ir dulkių, kurios visada lieka ten, kur žmogaus žingsnis retas, prasideda istorija apie vietas, kurios turėjo tapti prieglobsčiu, bet tapo slėptuve. Po Veselkos namų, sakė vienas senas statybininkas, buvo tušti rūsiai, o po miestų – koridoriai, apie kuriuos architektai nekalba. Kiekvienas žingsnis po tomis grindimis skleisdavo garsą, kaip šnabždesys, ir tas garsas buvo ne tik techninis aidėjimas, tai buvo būdas girdėti, kas slepiama.
Kai kurie žmonės prisimena naktis, kai Veselka pats vaikščiodavo po pastatą vėlumoj užsimerkęs, tarsi klausydamasis sienų, kiti prisimena dienas, kai dokumentų dėžės iškeliavo nuo patalpų, o vietoj jų liko žemės kvapas ir pelenų žymės. Šios vietos, kurių pavadinimai oficialiuose žemėlapiuose niekada neatsiras, tampa istorijos veikėjais, nes jos laiko formalią tiesą, bet leidžia įsiskverbti į paslaptis, kurias žino ne visi. Kiekvienas, kuris praleido valandą tose patalpose, pasakoja apie konkretų garsą, durų spynų metalinį atšvaitą naktį, apie dulkių skonį ore, kuris kartais primena senus popierius ir spalinų medieną, apie šaltą akmens paviršių, į kurį galima atsigulti ir klausti, ar čia buvo suplanuota viena gyvenimo linija, ar čia buvo tiesiog pratęstas laikas, kol kas nors ateis ir nutrauks. Tie, kurie žinojo tunelių egzistavimą, pasakoja ne tik apie jų techninę paskirtį. Jie kalba apie tylą, kuri vadovauja kiekvienam sprendimui. Tyla, kuri mato ir fiksuoja ir kuri visada palieka pėdsakus, mažas drėgno betono puslelės, drėgmės kvapą, cigarečių dūmus, kurie liko ten daugiau nei vienam žmogui. Su šiomis vietomis supažindinama ne per oficialius planus, o per žodį, prisiminimus, kuriuos perduoda tie, kuriems reikėjo įeiti, statybininkai, valytojos, vyrai, kurie nešiojo dėžes vėlai vakare. Vienas iš jų prisipažino, kad būdamas jaunas jis tikėjo, jog tokių tunelių paskirtis yra praktinė, remisijų ir ryšių saugojimas. Po daugelio metų jis atsidūrė tarp dokumentų dėžių ir prisiminė, kaip vieną naktį girdėjo žingsnius, kurių nebuvo galima paaiškinti. Jis apibūdina tą jausmą kaip kvapą, maišytą su metaliniu rūgštumu, kaip ten, kur kažkas buvo padaryta skubiai ir vėliau užmaskuota. Tai istorijos pradžia, kurios kiekvienas žingsnis turi savo atodūsius. Tai, apie ką mes kalbame, nėra tik architektūros vingiai. Tuneliai ir slaptos patalpos yra metafora sistemai, kuri mokėjo paslėpti variantus. Kai stojame ant tų grindų ir klausomės tylos, jaučiame parengtus scenarijus. Laukai, į kuriuos pretendentai turėjo žengti, buvo užpildyti žemėmis, kurios neleido jų apkasti. Šios vietos rodė, kaip sistema gali ne tik kurti realybę, bet ir daryti ją nepasiekiamą. Klausimas kyla natūraliai. Ar jie buvo statyti apsaugoti valstybę, ar apsaugoti valdžią nuo to, kas galėjo būti jos išpirkimu? Ir dar, žmogaus kaina. Kol tuneliuose dūlėjo dėžė su parašais ar jų žymėmis, prie viešųjų langų stovėjo žmonės, kurie tikėjo pokyčių. Viena moteris, kuri rinko parašus gatvėse, prisiminė, kaip daugybę kartų uždėdavo parašą ant lapo ir užmerktomis akimis mąstydavo apie vaiką, kuris žvelgė pro langą. Ji pasakojo, kaip parašų dėžė kartą buvo nuvežta į tą pastato rūsį ir palikta nakčiai, o kitą rytą jos rankos jautėsi tuščios. Niekas negali atimti mano vilties, sakė ji, bet jos balsas drebėjo. Ši kaina, ne finansinė, o tarsi smėlis po oda, primena, kad politinis žaidimas palieka randus ne tik ant popieriaus, bet ir ant žmonių gyvenimų. Ar mes galime atskirti, kur baigėsi technika ir prasideda sąmokslas? Ką reiškia, kai slaptos patalpos tampa instrumentu ne tik saugumui, bet ir uždarimui? Ar Vilniaus arba kito miesto gelmėse slypintys koridoriai buvo tiesiog funkcija ar priemonė, kuri leido užkirsti kelią žmonėms, kurie bandė pakeisti viešą pokalbį? Ir galų gale, ar klausytojas esate pasiruošę įsivaizduoti, kas liktų, jei kiekviena slėptuvė turėtų vardą? Namuose, kai kamera užgesdavo ir šypsena užsitraukdavo, buvo kita biblioteka, šeimos kambarys, kuriame laikas stovėjo kitaip. Ten, kur viešasis asmo buvo formuluojamas, šeima matė kitokį žmogų. Žmona, sūnus, sesuo, visi jie turėjo savo versijas apie Julių Veselką ir kai kurie jų niekada nebuvo pasakyti viešai. Durys užsidarydavo su sunkiu atodūsiu, o po jomis liekdavo sausas puodelis arbatos, knyga, nukritusi kampurėlyje ir šviesos žymė, kuri priminė, kad ten gyveno žmogus, o ne pareiga. Viena sesuo, kuri sutiko kalbėti tyliai, prisiminė, kaip kartą, kai per televiziją ėjo debatai, jos brolis pasirodė kitoks. Jis kalbėjo su savimi, jis sakė, ir jos balsas pasikeitė taip, lyg prisiminimas būtų skausmas. Jie apibūdino naktis, kai jis nevalgydavo namuose, o vietoj to vaikščiodavo tarp kambarių, tikrindamas, ar raktai yra vietoje, ar telefonas prijungtas. Tai nebuvo tik nervingumas dėl kampanijos, tai buvo kažkas gilesnio. Jis sakė, kad jų namai buvo šiek tiek atšaldyti nuo pasaulio, tarsi stambi namo siena būtų skyrusi svarstyklės, išorinį rūpestį ir vidinį neramumą.
Šeimos nariai prisimena paprastus dalykus, vasaros kvapus virtuvėje, mažus juokelius apie senuosius laikus, tačiau tuose prisiminimuose glūdi ir slaptos tiesos, kurių negalima pasakyti net proseneliui. Vienas sūnus, kuris tuo metu buvo paauglys, kalbėjo apie tą dieną, kai buvo paprašytas neiti į mokyklą, nes tėvas turi svarbų susitikimą. Jis prisimena tylą, kuri apgaubė namus, jis prisimena, kaip jo motina stovėjo prie lango ir žiūrėjo į gatvę ilgesingomis akimis. Šie momentai rodo ne tik politinės savokas, jie atskleidžia, ką reiškia gyventi šalia žmogaus, kurio balsas gali pakeisti viešą gyvenimą. Ir vis dėlto šeima nebuvo vien tik nukentėjusieji. Jie buvo žaidėjai istorijoje, kuri kartais reikalavo tylos. Kai Veselka buvo spaudžiamas dėl parašų rinkimų formalių trikdžių, šeima jautė ir fizinį, ir emocinį smūgį. Viena žmona prisipažino, kad kartais, kai jos vyras grįždavo po ilgų derybų, ji norėjo paklausti, ką jie sutiko, bet darydavo tai tyliai, nes bijojo atsakyti, kuris galėtų sunaikinti jų santykius. Tai dviguba gyvenimo kaina, viešas žmogus stovėjo scenoje, o privatus žmogus liko kambaryje su neišsakytomis istorijomis. Šeimos paslaptis nėra vien tik romanas ar skandalas. Tai ir moralinis uždavinys, kiek šeima gali slėpti, kiek jį gali saugoti ir kada tylėjimas tampa dalyvavimu. Vienas artimas žmogus sakė, kad tam tikrų momentų šeimos nariai ėmė manyti, jog skatinti viešumą yra pavojinga. Jie pradėjo kalbėti apie pasitraukimą, apie saugumą, apie tai, kas svarbiau – asmeninė ramybė ar viešas tiesos balsas. Šie sprendimai formavo kasdienybę, kiek svečių priimti, ką leisti žinoti vaikams, kaip elgtis su kaimynais, kurie galėjo būti stebėtojai. Ir vis dėlto lieka klausimas apie kainą, kiek asmenų gyvybių, kiek draugysčių ir kiek paprastų džiugesių yra paaukota už viešą pareigą. Kai žmogaus veidas viešojoje erdvėje virsta simboliu, šeima dažnai tampa pigia užtvara prieš vėją. Tačiau ar mes, klausytojai, galime suprasti šią kainą be atjautos? Ar jūs, kuris sėdite tyliai, galėsite atskirti, kur baigėsi žmogaus pareiga ir prasideda jo paprastas troškimas gyventi be šešėlių? Iš visų tų, kurie vaikščiojo palei Veselkos kelią, iškilo vardas žmogaus, kurio veiksmai vėsino karštą viltį, asmuo, kuriuo jis labiausiai pasitikėjo, tačiau kuris, pasakojimų sūkuryje, pažvelgia kitaip. Šis siužeto vingis, išdavystė, nėra egzotika, tai žmogiška trajektorija, kurią galima aptikti tiek mažoje bendruomenėje, tiek aukščiausiuose kabinetuose. Žmonės, kurie dirbo Veselkos rinkimų komandoje, prisimena naktis, kai sprendimai buvo priimami skubiai, ir vėliau dienas, kai dokumentai dingdavo. Kai kuriems tai atrodė kaip bendras reikalas, kitiems kaip asmeninis smūgis. Vienas buvęs komandos narys nurodė žmogų, kuris turėjo prieimą prie archyvų ir galėjo daryti sprendimus be stebėjimo. Jis sakė, kad tas žmogus kartais ryžtingai keisdavo aplinkybės taip, kad parašų tikrinimo procesas tapdavo beveik neįmanomas. Tai nebuvo atsitiktinumas, jis tvirtino, ir jo balsas buvo pilnas sąmoningo pasirinkimo. Jis prisiminė situacijas, kai dokumentai būdavo pateikiami vėliau ar patikrinimai užsitęsdavo taip ilgai, kad kai kuriems parašams pritrūkdavo galiojimo termino. Tai buvo ne vien techninis defektas, tai buvo žmogaus veiksmas. Psichologija už išdavystės dažnai grindžiama baime, nauda arba troškimu išlikti. Šiame naratyve mes matome visus tris. Kai kam išduoti atrodo logiška, taip jie apsaugo save nuo grėsmių. Kitiems tai buvo sutvarkyta mainais už pažadus, kurių niekas viešai nepamatė. Komandos nariai prisimena, kaip kažkas pasiūlė palaukti, kol viskas nusistovės ir kaip vėliau paaiškėjo, kad laukti buvo strategija, kuri atskyrė kandidatus nuo biuletenių. Jie pasakoja apie skambučius, kurių jie negalėjo užfiksuoti, apie susitikimus, kurie vyko už uždarų durų, ir apie pažadus, kurie liko lūkesčiuose. Šios aplinkybės turi savo materialų atspindį – laiškai, kurie negrįžo iš pašto, sąrašai, kurių puslapiai atrodo švarūs, ir dienoraščiai su tuščiais lapais. Bet yra ir žmogiškas atgarsis – žmonės, kurie liko be paaiškinimo, kuriems reikėjo rasti kaltininką, kurios rankos nulaužė jų svajonę. Viena moteris, kuri pasiryžo rinkti parašus iki paskutinės dienos, prisiminė, kaip jautėsi, kai sužinojo, kad kažkas iš komandos meldėsi, kad viskas sustotų. Tai ištirpdė mus, ji tarė, ir ši paprasta frazė paaiškina daugiau nei bet koks formalus tyrimas. Bet ar išdavystė buvo vieno žmogaus aktas, ar ji buvo teka per struktūras? Kai mes žiūrime atgal, reikia klausti, kas turėjo naudą, kai kandidatas nepasiekė biuletenio.
Ar tai buvo asmeninė kova, ar planas, kuriam reikėjo tylos ir laiko? Mes matome, kad kai kurių kartų manipuliacija vykdavo per procedūras, vėlinant patikrinimus, griežtinant kriterijus, ir dėl to kenčia paprasti žmonės, kurių parašai turėjo reikšti demokratiją. Ir ši kaina, žmonių prakaito, pažadų ir vilties suma, yra sunkesnė už bet kokį formalų paaiškinimą. Pabaigai noriu palikti klausimą, kuris grįžta kaip aidas. Ar mes galime atskirti išdavystę nuo priemonės, ar kartais priemonė tampa išdavyste? Kai asmuo, kuriuo pasitikėjote labiausiai, pasuka kiton linkme, ką jūs darote? Ar stojate ir klausotės tylos, ar imatės žingsnio atgal ir prisimenate, kas iš tikrųjų buvo svarbu, vieta, kur gimė idėja, ar žmonės, kurie už ją kovė? Klausimas jums, ar galite įsivaizduoti situaciją, kurioje asmeninė išdavystė tampa sisteminiu barjeru ir ką reiškia tą barjerą nuversti? Įsivaizduokite, kad esate vienas iš kelių žmonių, kurie žinojo viską apie Julių Veselką. Ne tik jo planus ir sveikatą, bet ir kiekvieną tylų pasitarimą, kiekvieną slaptą maršrutą, kuriuo jis galėjo pasitraukti, ir kiekvieną sąrašo pavardę, kurią reikėjo paslėpti. Šių žmonių tinklas nebuvo platus, jis buvo siauras, pasirinktas ir kruopščiai uždarytas, jie turėjo vardus, kodinius ženklus ir susitarimus, kurie egzistavo už oficialių protokolų ribų. Vieną rudens vakarą jie susirinko kambaryje, kuriame nebuvo liustrų, bet buvo daug įtampos ir ten priimtas sprendimas viską pakreipė kita linkme. Kas paskatino tuos žmones vienytis, lojalumas, baimė ar sutarimas, kad kai kurie kandidatai turi likti už borto, lieka klausimų, kurį jie atsineša į savo kapus. Tie, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodė kaip pagalbininkai, kartais tapdavo patruliais, kurie tikrino parašus ir praneždavo apie neatitikimus, lyg tai būtų smulkmena, o ne politinė taktika. Kiekvienas jų žingsnis buvo apskaičiuotas ir kiekvienas kvietimas į susitikimą turėjo savo prasmę. Laikas ir dokumentai tapo ginklais, kurių priešai vos pastebėjo, kol nebuvo per vėlu. Vienas iš tų sugrupuotų žmonių turėjo prieimą prie patikrinimų procesų, kitas prie valstybinių archyvų, trečias prie žiniasklaidos grandžių. Jų vaidmenys nebuvo užrašyti ant biuro durų, jie veikė per tarpininkus, per pažintis, per tylų sutarimą, kuris neša savo svorį. Kai Veselkos rinkimų komanda stojo rinkti parašų, ši grupė jau buvo pasiruošusi veiksmui, kuris atrodė kaip neutralus formalumas, bet iš tikrųjų buvo ginkluota procedūra. Parašai buvo tik pradžia, tada ėmė veikti testai, ataskaitos, patikros, kurios ilgos buvo ne todėl, kad būtų kruopščiai tikrinama tiesa, o todėl, kad būtų išsektos galimybės. Šis mechanizmas atrodė kaip teisinis audinys, bet siūlės buvo taip susiūtos, kad jame nebeliko vietos naujoms formoms. Šeimos dažnai net nesuprasdavo, ką reiškia tie susitikimai, jie matė tik programos ir pavargusi veidą vakare. Veselkos brolis ar artimiausi patarėjai stebėjo laikrodį ir girdėjo tylą, kuri plėtėsi tarp dokumentų ir kambarių. Tylos svoris kartais yra didesnis už bet kokį skelbimą ar šūkį. Klausykitės garsų, kuriuos palieka tokia grupė, uždaryti spintelės stalčiai, susirašinėjimai be parašų ir žingsniai, kurie niekada nepasiekia salės. Kai visa tai sukuriama tyliai, lieka tik viena tiesa – sistema mokėsi uždaryti duris iki tol, kol nebeliko klavišo jas vėl atrakinti. Ar jūs pasiruošę manyti, kad kelių žmonių konspiracija galėjo užkirsti kelią žmogui, kuris norėjo tapti liaudies balsu? Kas nutikdavo, kai Juliui Veselkai pradėjo skaudėti galvą ar krūtinę, dažniausiai likdavo tarp jo ir kelių patikimų gydytojų. Asmeninį gydytoją valdė tylūs užrašai ir slaptos vizitų valandos, o kiekvienas receptas atrodė kaip mažas kodas, kuriuo buvo gardinamas politinis gyvenimas. Oficialioji informacija niekada neparodė viso vaizdo, kai kurie vaistai buvo užsakomi ne per viešus registrus, o per grandinės, kurių pavadinimų niekas nebandė atsekti. Tačiau archyvuose liko pėdsakai, keliose dėžėse rasti užrašai apie siuntimus ir sąskaitas, o po jų dingimo liko tik tuščios vietos tarp lapų. Šie vaistų ir receptų vardai, kuriuos atrinko keli asmenys, atskleidžia daugiau nei vien fizinį gydymą, jie atveria ligos, kurią reikėjo slėpti, kontūrus. Per daugelį metų politinė veikla atsiliepia ant kūno, jo plaukai kito spalvą, kartais patamsėdami, kartais praretėdami, o veidas ėmė šiek tiek sutraukti lūpas. Jis ėjo ekonomikos ministro pareigas nuo 1992 iki 1994 metų, o Seimo nario pareigos tęsėsi per sunkius laikotarpius. Laikotarpio pėdsakai buvo matomi ne tik protokoluose, bet ir naktinėme neapibrėžtume, nemiegojimuose, prakaito pleistruose ir kartais drebančiose rankose.
Archyvai čia vaidina lemiamą rolę. Ten, kur trūko lapų ir kur po patikrinimų likdavo tuščios vietos, galima pamatyti slaptus susitarimus tarp medicininės komandos ir valdančiųjų. Kai kurie dokumentai buvo perrašyti, kai kurie palikti be datų, o keli puslapiai tiesiog išnyko. Klausimas, kodėl dingo tie puslapiai, kovoja tarp techninio paaiškinimo ir tamsios versijos, kurią nutyli tie, kurie turėjo prieigą. Jo žingsniai per koridorius tapo lėtesni, žvilgsnis, kuris anksčiau buvo aštrus, kartais vėluodavo patikslinti mintį. Žmonės, kurie dirbo arti jo, prisimena balsus, kurie keitė tembrą, daugiau šnabždesių, mažiau juoko ir rankų, kurios kartais nelaikė šiltai, bet drėgno prakaito pėdsakai ant popieriaus. Tai buvo lėtėjimo laipsnis, kuris neturi dramatiškų scenų, bet turi savo neišvengiamumo jausmą. Medicininės užuominos ir archyviniai spragų žymiai sudaro paveikslą, kuriame sveikata ir politika susilieja. Kai dokumentų dėžės atsidurdavo uždarytose patalpose, ten dažnai girdėsi šnabždėjimai apie dozavimo pakeitimus ir vizitų laikus, kurių niekas neįrašė į oficialius protokolus. Ar mes turime teisę reikalauti, kad sveikatos istorija politikos scenoje būtų atvira, ar turime priimti tylą kaip kainą už postą? Kam tai buvo naudinga, tai klausimas, kurį tyliai kartojo tie, kurie stebėjo Veselkos kelią link valstybės viršūnės. Kai kandidatas nuolat buvo stabdomas formaliais protokolais, kai parašų skaičius buvo ginčiamas ir kada nors netrukus paverčiamas priežastimi jo neįregistravimui, kas už to stovėjo, pradėjo aiškėti. Kai kurie matė eilę, kuri vedė nuo tuščių stalčių iki konkrečių kabinetų, kur sprendimai priimami tyliai ir kur privilegijos perskirstomos be viešų diskusijų. Yra žmogus, kurio vardas dažnai šnibždamas, kai kalbama apie išmoktas palūkanas ir perskirstytą turtą, jis nebuvo kandidatas, o institucijos aidas, kuris staiga tapo laimėtoju. Jo pelnas buvo ne vien finansinis, tai buvo ir politinis kapitalas, postų pergrupavimas ir galimybė įtvirtinti savo įtakos tinklą. Sekdami pinigų srautus ir investicijas, matome, kad privačios įmonės susijusios su tuo asmeniu gavo sutarčių ten, kur anksčiau būdavo keblų jas rasti. Ne visi sandoriai turi būti akivaizdus, kai kurių pelnas slypi naujuose postuose ir palankiose reorganizacijose. Tokios permainos dažnai vyksta lėtai, bet jos turi ilgalaikį poveikį valdymo struktūroms. Tyrėjai, kurie žvalgė dokumentus po to, kai jo galimybės buvo blokiruotos, pastebėjo tą pačią grandinę – sprendimų priėmėjai, konsultantai ir verslo partneriai, kurie vėliau tapo naudos gavėjais. Tai nesudaro tiesioginio įrodymo apie sąmokslą, bet sudaro stiprią situacinę grandinę, kur kiekvienas veikėjas turi savo vietą scenarijuje. Kai žiūrime į šiuos ryšius kartu, kyla aiškus vaizdas, kad kažkieno laimė buvo tiesiogiai susijusi su kito galimybių sunaikinimu. Galiausiai, kai vienas žmogus sustiprėjo, kiti prarado kelią į biuletenį ir į viešą erdvę, o tai verčia klausti apie demokratijos kainą. Ar tie perstumdymai buvo atsitiktiniai administraciniai sprendimai ar ilgai planuotos strategijos, kurioms reikėjo tylos ir laiko? Kam tarnauja sistema, kuri moka už vieno naudingumą tuo pačiu, kai kitiems uždaro duris? Pirmas viešas pokalbis po ilgų tylos metų įvyksta lėtai, kaip kai ištirpdomas ledas ant upės kranto. Buvo susitarimas, tik dabar, pabrėžė jis telefonu, ir tuomet visa komanda suprato, kad tai yra paskutinė proga įrašyti prisiminimus. Jis atsistojo prieš kamerą su ranka, kuri dar atrodė pažįstamai tvirta, bet balsas, šiek tiek nusilpęs, nuspalvintas ilgo laukimo. Pirmasis žodis iš lūpų, pripažinimas, nekaltinimas, tai buvo kodas, leidęs kalbėti toliau. Interviu tapo atvira valanda, kurioje susidūrė paruošti faktai ir ilgai laikyti jausmai. Paruošimas buvo paprastas – dokumentų dėžės, senos nuotraukos, lapai su parašais ir žemomis sąrašų vietomis, kurios taip ir nebuvo pilnos. Jų tikslas – parodyti, ką matė tie, kurie stovėjo prie stalų gatvėse ir rinko parašus. Jie kalbėjo apie naktis, kai stumdavo plastikinės dėžes miesto aikštėmis, apie vokus ir apie tuos, kurie sustodavo ir pasirašydavo su akis žibančiom viltimis. Tai nebuvo profesionalių politinių įsitikinimų išdėstymas, tai buvo liudijimas apie žmones, kurie atidavė savo vardą už galimybę rinkti balsą. Planas, kurį jie turėjo, atrodė paprastas ir tikras – surinkti 20 000 parašų, pateikti dokumentus, užtikrinti registraciją. Jie repetavo žingsnius, tikrino datas ir skaičiavo rezervo lapus. Viską apjungė ilgos valandos ir dvasinis įsipareigojimas, kuris kartais atrodė didesnis už paprastą skaičių.
Buvo aišku, vienintelė stabili kliūtis – procedūra, bet jie tikėjo, kad procedūra bus įveikta žmonių darbais. Bet kažkas nutiko paskutinėmis dienomis. Dalis lapų pranyko. Dalis parašų staiga buvo atmesti dėl smulkių trūkumų. Vienas iš vyriausybės patikrinimų užsitęsė taip ilgai, kad dalis dokumentų prarado savo galiojimą. Jų planas, kuriam jie skyrė tiek jėgų, pradėjo byrėti kaip pavasario stiklas. Ir vis dėlto tas pirmasis interviu netapo kaltinimu, jis buvo liudijimu, bandymu išsaugoti atmintį apie tai, kas vyko iki tol, kol tuštuma tapo oficialia versija. Pokalbio pabaigoje buvęs komandos narys žiūrėjo tiesiai į kamerą ir pasakė, iki paskutinės minutės aš tikėjau, kad pasieksime reikiamą skaičių. Jo balsas drebėjo ne iš baimės, o iš nuovargio ir jokio garantuoto teisingumo ilgesio. Jis prisiminė, kaip maišus su parašais naktimis veždavo į saugomus kambarius ir kaip kartais tie maišai vadindavosi ne pagal turinį, bet pagal spalvą, lyg tai būtų slaptas kodas. Jis papasakojo apie telefonus, kurių numeriai po metų tapo nebeaktualūs, ir apie pažadus, kurie liko nepateisinti. Visa interviu nušvietė vieną neatšaukiamą tiesą – politika kartais reikalauja daugiau nei tinkamų popierių. Ji reikalauja, kad procedūros būtų sąžiningos ir skaidrios. Jie papasakojo apie valandas, kai bandė taisyti formalumus, apie dienas, kai atrodė, kad sistema tiesiog neturi noro daryti tai, kas atrodo paprasta. Ir tada kilo klausimas, kurį interviu paliko ore, tarsi dūmas, ar mes kada nors sužinosime, ar tai buvo tik klaida, ar tai buvo suplanuota uždanga, skirta uždaryti duris prieš tuos, kurie troško kitaip. Ar buvo dar viena jėga, kuri nusprendė, kad kelias į prezidentūrą turi likti uždarytas? Šis paprastas balsas, pirmasis po daug metų, pasidalino ne tik faktais, bet ir neištrinama nuojauta, kad jie turėjo būti paskutinė karta, kuri galėjo ką nors pakeisti. Ar šis pasakojimas gali pakeisti oficialią versiją ir atverti duris naujam tyrimui? Ar tai buvo paskutinė proga pasakyti tiesą, kol laikas ją uždengs? Kambaryje, kur iš peties buvo uždangstyti archyvai ir ten, kur ženklai liudijo apie dokumentų judėjimą naktimis, vieną rytmetį atsirado lapas, kurio riba buvo pažymėta slaptu kodu. Kodu pažymėti paketai visuomet kvietė įsavoti, nes jie reiškė, čia yra kažkas, ko viešumas neturėtų matyti. Žmonės, kurie atidarė tuos stalčius, prisiminė antspaudus, simbolius ir numerius, kurie kartais atrodė labiau kaip susitarimo ženklai, nei kaip administracinės žymos. Tai, ką jie atrado, nepanašu į vieną lapą, tai buvo fragmentas, kuris atsidūrė tarp teisės ir tylos. Iš pradžių tai atrodė kaip techninis radinys, sąrašas su kodiniu žymekliu, keletas notacijų apie sveikatos priežiūros priemonės ir ženklas, kuris galėjo būti susijęs su asmeniniu saugumu. Bet kuo giliau jie naršė, tuo labiau tapo aišku, kad tai nėra paprastas dokumentas. Atrodo, jog tame rinkinyje slypėjo informacija apie galimus evakuacijos kelius, apie galimus pakeitimus dokumentuose ir apie sąrašus, kurie turėjo likti už akiračio. Jis iššaukė jausmą, čia kažkas planavo ne tik atskirus veiksmus, bet ir galimą scenarijų, kuriame kandidatas gali būti pašalintas iš žaidimo ne tiesiog balsų trėl labiau apgalvotos procedūros. Pažymbylos turėjo kodą, kurio vadinosi keli žmonės. Tas kodas nebuvo šaukiantis, jis buvo tylus, bet jo sunkis jautėsi kaip metalinis atspindys tylioje salėje. Keletas senų tarnautojų prisiminė, kad tokių kodų reikšmė būdavo žinoma siauram ratui, laikinam saugojimui, greitiems perrašymams ir kartais paprastam išimti ir pamiršti. Jie kalbėjo apie tai, kad kai kurios kopijos egzistavo tik keliose vietose, tarsi saugumo priemonė, ir kad kai kurios kopijos vėliau dingo be žymos. Tada, dabar jau kaip rykštė, atsirado ženklas. Ant vienos dėžės buvo užrašas, kuris bylojo, kad informacija turi būti sunaikinta tam tikrą dieną. Tai buvo užuomina, kuri pakeitė visą radinio suvokimą. Dokumentai, kurie galėjo atsakyti į klausimus apie sveikatą, apie planus pabėgti ar apie tam tikras pažymas, buvo pažymėti kaip skubiai naikinti arba perduoti. Kodas tapo ne tik žyme, bet ir sprendimu, kuris pasirodo galėjo sumažinti informacijos gyvavimo laiką iki nulio. Kai archyvistai pradėjo lyginti duomenis, paaiškėjo, kad vienos kopijos trūko, o kitos buvo perrašytos. Kai kurie puslapiai buvo palikti be datos, o kai kurių lapų kraštai buvo lyg iškirpti. Tie ženklai nekėlė tik administracinių klausimų, jie kėlė politinį svorį. Jie rodė, kad kažkas ne vien tik saugojo duomenis, kažkas planavo, kaip ir kada šią informaciją paversti niekuo.
Ir kai archyvai skleidė savo tylą, liko klausimas, kuris ėmė spausti į gerklę, kas turėjo naudą iš tokių sprendimų. Grįžtant prie politinės scenos, šie randai archyvose atrodė kaip grėsmė. Jie rodė, jog mechanizmai, kuriuos mes laikome neutraliais, gali būti panaudoti kaip ginklai. Jei dokumentai gali būti perrašyti arba sunaikinti, demokratija tampa priklausoma nuo to, kas turi raktą į archyvus. Žmonės, kurie tvarkė tuos raktus, turėjo savo priežastis, baimę, lojalumą, užtikrinimą arba pažadus. Bet kas naktį, kai bylų rinkiniai buvo perkelti, ir kas ryte, kai jie dingdavo, visada buvo paslaptis. Taigi kyla aiškus klausimas, ar demokratinė procedūra gali išlikti sveika, kai slapti kodai ir žymėjimai gali pakeisti istorijos eigą. Kas turi teisę nuspręsti, ką palikti ir ką sunaikinti? Ar tie, kurie dėjo parašus į maišus, gali tikėtis, kad jų darbą saugos archyvas, ar jie pasilieka be garantijų, priklausantis nuo sprendimų, kurie vykdomi be liudininkų? Kas galiausiai atsakingas už tai, kad lapai užgesta tyliai, kartais be jokio oficialaus paaiškinimo? Ta paskutinį rytą, kai keli įrašai buvo suplanuoti, jis ruošėsi išeiti į eterį. Laikrodis veikė tyliai, kaip ir įprasta, bet buvo ir kažkas kitokio, mažas skirtumas, kuris vėliau atrodys lemtingas. Jis pasiruošė kalbėti apie ekonominius klausimus, apie savo viziją ir apie tai, ką reiškia privilegija turėti prezidentą, kuris būtų artimas žmonėms. Radio eteris laukė jo įnašo. Jis turėjo išeiti į transliaciją jau po kelių minučių. Ir tada nutiko tai, kas pakeitė viską. Jo laikas baigėsi, jo žingsnis sustojo, jo gyvenimo istorija pasisuko į kitą skyrių. Jis nebuvo vienintelis, kuriam tokios akimirkos buvo lemtingos. Bet šioje akimirkoje sutapo keli elementai: nebaigti parašų sąrašai, dingę dokumentai ir pokalbiai, kurie niekada nebuvo ištransliuoti. Prieš eterį jis dar galėjo atsiųsti žinutę ar ranką pataisyti lapą. Bet to neįvyko. Jo gyvenimo kelias užsibaigė tyliai, be didelių scenų. Oficialioji priežastis buvo paskelbta – širdies smūgis, ir tai vis tiek paliko tuštumą tiek tiems, kurie jį pažinojo, tiek tiems, kurie tikėjosi išgirsti jo balsą. Iš to paskutinio vakaro liko liudininkų žodžiai, keli kolegos prisiminė, kaip jis minėjo planus, kaip jis svajojo apie prezidentavimą, kaip jis tikėjo, kad jo balsas gali pakeisti viešąją erdvę. Kiti priminė, kad pastarieji mėnesiai jam buvo sunkus, popieriai dingo, procedūros kėlė abejonės ir nuolatinis patikrinimų srautas sekino. Bet niekas negalėjo tiksliai atkurti paskutinių minučių trajektorijos, liko tik fragmentai, kurie, surinkti kartu, sudaro mozaiką, o ne vieną išsamų paveikslą. Ši mozaika kelia klausimą, kuris lyg tamsus žodis ant balto popieriaus lieka neužbaigtas. Ar jo paskutinės valandos buvo tik atsitiktinis sutapimas su silpnesnė sveikata ir su įtampos kupina kampanija? Ar jos buvo apsuprstos ilgiau nei mes galėjome įsivaizduoti? Ar galėjo būti dar kažkas, kas tą rytą pakeitė jo kelią, ne perspėjimas, o sprendimas, priimtas tyliai, už uždarų durų? Ar galima vienu lengvu žingsniu nutraukti žmogaus galimybę kalbėti savo šalyje, kuri jam atrodė reikalinga ir skaidri? Po jo išėjimo liko šeima su savo perveriančiu tylos horizontu. Žmona, sūnus, sesuo, jie ne tik neteko artimo žmogaus, jie neteko galimybės turėti daugiau aiškumo, daugiau atsakymų. Namuose jų rytai susitraukė, o svetimas triukšmas iš politikos tapo tolimesnis. Kaimynai prisiminė, kad po tos dienos jų langai liko uždaryti dažniau, o virtuvės stalas tapo vieta, kurioje buvo skaitomi laiškai ir surašomi prisiminimai. Šeima turėjo spręsti ne tik gedulą, bet ir administracinius reikalus, kurie atrodė be galo popieriniai ir sunkus. Sociopolitinė kaina buvo didesnė nei vien šeimos skausmas. Tie, kurie per metus dirbo, kad parašai būtų surinkti, liko su tuščia dėže ir su motinos ar vyro nuosprendžiu, kad viskas baigėsi per anksti. Kai kurių komandos narių karjeros nutrūko, kitų reputacija buvo paveikta. Kai kurie jų pasitraukė iš viešo gyvenimo, manydami, kad pavojus būti ar tiesiog žinoti per daug tapo našta. Kiti ėmė tikėti, kad sistema gali uždaryti duris ne tik dėl teisinių priežasčių, bet ir dėl tylos, kurią sukuria tie, kurie valdo prieigos raktus. Tie, kurie galėjo laimėti iš jo nebuvimo, suskirstė postus ir sutarė dėl sutarčių, kurios paskatino ilgalaikius pokyčius. Verslo grandinės persitvarkė, o tam tikros įmonės gavo palankės sutartis, kurios anksčiau joms galbūt nebūtų pasitaikę. Politiniai ryšiai buvo permąstyti.
Mechanizmai, kurie taisė parašų trūkumus, vėliau tapo priemonėmis, kurias naudoti buvo lengviau, jų darymai rodė, kad kai kurie žaidžia pagal tą pačią taisyklę. Šalis stebėjo, kaip pasitikėjimas procedūromis kinta, o tai vėliau atsiliepė rinkimų dalyvavimui ir viešai nuomoniai. Kas liko iš tų, kurie ėjo per tą kelionę? Kai kurie dingo už politinės scenos, kiti stojo į naujus judėjimus, siekdami atkurti pasitikėjimą. Tyrimai buvo pradėti ir nutrūko, vieni rado fragmentus, kiti tik tylą. Buvo paskelbta, kad buvo padaryta viskas pagal taisyklės ir tuo pat metu liko dokumentų spragos. Kai atėjo laikas sumuoti privalumus ir nuostolius, matome, kad kažkas laimėjo. Bet laimė nebuvo vienos formos, tai buvo galbūt turto perskirstimas, galbūt postų suaktyvėjimas, galbūt tylus politinis kapitalas, kurio vertė dar tik buvo skaičiuojama. Ir vis dėlto svarbiausia, kas iš tikrųjų užkirto jam kelią į prezidentūrą. Ar tai buvo tik procedūrinis sutrikimas, ar tai buvo sąmoningas veiksmas, kurį netrukdė niekas pakeisti. Tai klausimas, kuris nepalieka ramybės, ir jis yra skirtas jums, kurie klausote. Ar tiesa, kuri daug metų buvo dengta, kada nors bus atrasta, ar ji liks po dulkėmis archyvuose, kurių kodus žino tik keli? Po šių įvykių liko 4 svarbus pasekmių sraigtai. Pirmasis – šeimos likimas. Jie gyveno toliau, bet su nauja kasdienybė, kuri supoetinėja atmintis. Žmona turėjo tvarkyti jo palikimą ir atsisakyti dalies viešumo, kad apsaugotų vaikus. Sūnus, kuris tuo metu buvo paauglys, įsitraukė į savarankišką gyvenimą, kartais prisimindamas tą dieną kaip momentą, kai suaugusiųjų pasaulis jam tapo per daug sudėtingas. Šeimos namai tapo mažų memorialų, kuriame buvo saugomos knygos, raštai ir pavyzdžiai to, ką vyras buvo sukūręs savo darbuose. Jų gyvenimas vėl surinko rutinos siūlus, bet širdyje liko klausimas apie tai, kas buvo nutylėta. Antrasis pasekmės lygmuo – likusieji išdavikai ir tie, kurie galėjo gauti naudos. Kai kurie jų įgijo politinę ir ekonominę galią. Jie pasidalino postus, sutartis ir galimybės, kurios anksčiau buvo kibernetinės ir nepasiekiamos. Kai kurių vardai tapo mažiau pastebimi, bet jų įtaka augo. Kiti, kurie tikėjosi greitos pergalės, liko nugalėti tylos lovyje, jie turėjo jausti moralinę kainą už sprendimus. Pinigai ir galimybės pasidalijo, bet atsakomybė skaidrėja. Trečiasis padarinys – šalies politinė nuotaika. Viešas pasitikėjimas procedūromis susitraukė. Diskusijos apie skaidrumą tapo intensyvesnės. Kai kurie piliečiai ėmė žiūrėti skeptiškai į institucijas, kurios kartais gali tapti instrumentais, o ne garantu. Tai paskatino naujas iniciatyvas ir organizacijas, kurios reikalauja didesnio skaidrumo ir prisidėjo prie platesnio socialinio dialogo. Tačiau tuo pačiu metu dalis visuomenės įsidrąsino pasitraukti iš tradicinių politinių procesų, manydami, kad jų balsai gali būti atimti mechanikų rankose. Galiausiai, ilgesnė pasekmė istorijoms. Jo nebuvimas kaip kandidato paliko duris atviras tiems, kurie norėjo išsaugoti status quo. Tas sprendimas paveikė ne tik vieną rinkiminį ciklą, jis pakeitė pasakojimą apie tai, kas įmanoma politiškai. Kai galimybių durys užsidaro tyliai, kartais pakeitimas ateina tik su naujomis kartomis. Galbūt jo istorija taps pamoka arba ji bus pamiršta kaip praeities skersmuo. Bet pagrindinis klausimas lieka, kas iš tikrųjų stovėjo už viskuo. Ir kodėl tiesa iki šiol uždengta archyvuose, kurių kodus žino tik keli.